Labadiena, mėly Facebook'o draugai ir Patreon kanalo žiūrovai. Šiandien mano Patreon'e laida apie endometriozę. Tai yra tokia bjauri liga, bjauri tuo, kad žmogui skauda moteriai, tai kenčia visa jo šeima. Ir yra klasikinis gydymas, apie kurį čia žino visi, tai yra endoskopinė chirurgija, hormonai ir simptominis gydymas, bet pasirodo yra ir alternatyvus gydymas, apie kurį aš, pavyzdžiui, tikrai nebuvau girdėjęs ir aš bent jau tikrai nesu niekam siūlęs. Tai vat apie tą alternatyvų gydymą truputėlį ir apsistosiu, tai vat kam įdomu, tai galite keliauti ramiai į Patreoną, o kadangi endometriozė yra stipriai susijusi su vaisingumu, trumpai papasakosiu apie labai įdomų pokalbį vakarykštį su kolega Latviu. Mes kartu dirbome farmacinėje kompanijoje Sharing AG prieš 30 metų ir jisai per Facebooką mane susirado ir paskambino. Ir dabar kodėl aš jums tai sakau? Latvija tai yra Lietuvos projekcija ateityje. 10-15 metų galbūt intervalė laiko. Latvija dabar 1,819 milijono gyventojų, Lietuvoje 2,728, čia skirtingais vertinimais. Gimstamumas irgi nuo 1,1 iki 1,4 tam intervalė makaluojasi. Ir jeigu bus pastarųjų 5 metų tendencijos, tai yra imigracija, emigracija, gimstamumas, mirštamumas, tai Lietuvoje 2050, Latvijoje 2035 jau lietuviai ir latviai nesudarys daugumos. Reiškia, jų bus mažiau kaip pusė, o 2100-aisiais, Lietuvoje 2075 Latvijai jau bus kita dominuojanti nacija, ne lietuviai ir ne latviai. Ir kaip latviukas sako, sako, pas mus labai daug darželių, mokyklų, jis rygėtis. Ir labai ten bus gerai indukam, pakistaniečiam, nes indų daug Rygoj, jisai sako, kažkaip labai padaugėjo. Na ir iš tikrųjų, ten tie tadžikai, ukrainiečiai, indai, jie tikrai prisitaikys prie mūsų visoko klimato, čia yra puikia infrastruktūra, tik kokia tada prasmė viso to MMA, BVP, jeigu mūsų pačių nelieka. Kai mano kitas draugas, maskvietis, armijos laikų draugas, sako, lietuviai, ką mums jūs okupuoti? Sako, mums tik tiek reikia palaukti ir jūs patys išgaruosite. Ir aš įsivaizduoju, kad yra žmonės, jeigu formuojantis politiką, tai jie turėtų su tą mintim gult, su tą mintim keltis, kaip padinti gimstamumą. Dar imigracija galėjo kažkaip įstatymais ten pareguliuoti. Mirštamumas, tai yra medicinos paslaugos ir socialinės, galbūt rūpybos, kurios irgi Lietuvoje yra gero lygio, ten gal prieinamumas šlubuoja, bet tai yra ne medikų, tai yra organizatorių kaltė. Tai gimstamas yra vienintelis, pinigais apipilta. Daugiau kaip prieš 10 metų Norvegai yra įvykdę eksperimentą, apipildavo pinigais gimdyves ir tai suveikė palyginus nedaug. Šiek tiek suveikė, bet nedaug. Ten tokia Dubajaus politika buvo, kaip arabų kraštai turtingi naftą, jie ten pinigais apipila gimdyves, bet tai nesuveikia. Ir įsivaizduoju, pirmiausia, reikėtų atsisakyti kažkokio nuodienčio fono Lietuvoje, tai yra nuolat ištįsusiais veidais kalbėti apie ten artėjantį karą ir ten tie, be abejo, tai labai juodą darbą padaro ir mūsų tokia bukoji žurnalistika visa sisteminė. Ir nes kas gimdo vaikus išvakarėse karo. Taip pat ten mažiau kalbėti apie tos 5-6% gynybai, gal ten tyliai jūs kažkaip tai skirkit, puikiai supranta žmonės, kad tikrai yra labai geras biznis, taip, ten įtraukus į schemas giminės draugus, nes jo labiau, kad, kaip žinot, Lietuvoje neviešinami pažeidimai krašto apsaugos pirkimo struktūrose, nes kažkodėl tai labai bus naudinga informacija kontržvalgybininkam ir žvalgybininkam nedraugiškų valstybių. Taip, toks juokingas argumentas, taigi, mylieji, tokios pas mus yra tendencijos, dauginkimės, skatinkim daugintis vaikus ir anūkus ir kažkaip tai neišnykti. Iki.